sveikinu, graži pergalė, gražus rezultatas, bet žiūrint į jūs, teko kelis kartus pastebėti kūno kalbą tokią. Ir pirmajame kėlinyje buvo tokių skėšimų rankom, ne viskas matyt patiko žaidžiant. Nu, žinot, ta 3-0 pergalė, jinai šiek tiek apgaulingai atrodo. Ir, na, po pirmo kėlinio tikrai buvau šiek tiek piktas, nes, gerai, turėjom tikrai puikias progas, kad tas rezultatas būtų kitoks. Taip, varžovas irgi turėjo, tai aš sakau, šiandien tas rezultatas jisai galėjo būti kokie 8-4. Nu, tikrai varžovas turėjo labai gerus momentus ir skersinį, ir į štangą pataikė, ir šiaip šalia vartų kažkiek tos sėkmės jos yra, bet aš manau, šiandien atakoje mes buvom labai kreatyvūs ir manau pakankamai geri, kad ne tik 3 įvarčius įmušti. Jūs sakėte 8-4, aš sakiau 6-2 galėjau baigtis. Gal per daug biški, čia tegul nesupyksta varžovas, bet aš šiaip norėjau įsireikšti, kad tikrai galėjo būti rezultatas labai didelis. Šiandien turbūt kai ką ir nustebinot, pasirinkę žaidėją, kuriam buvo debiutas startinėje sudėti, ir kalbu apie Smilį Kaušinį. Kaip jo pasirodymą? Aš labai patenkintas ir paskutiniu metu matau, kaip jisai progresuoja ir jisai tikrai yra tas žaidėjas, kuris, jisai ir gauna ir šiuo metu manau, kad gali būti, kad ir gaus daugiau to laiko ir, mane viskas tenkino iš jo pusės, kreatyvus žaidėjas. Rungtynių pabaigo atrodė, jau pagavo tą komandą ritmą, jau galbūt 2-0, 3-0, 3 ir po to net matau, kad Kinge irgi jau bėga į priekį, tai pagalvojau, kad toks vis tiek smagus vaibas, kai kiekvienas žaidėjas nori pasižymėti, bet kartu ir nėra tos anarchijos aikštė. Šiek tiek gal persistengė keliuose momentuose, kažkaip norėtųsi, kad šiek tiek ramiau ir solidniau sužaistume, bet rezultatas jau buvo, aišku, žaidėjai šiek tiek buvo gal ir atsipalaidavę, buvo likę keletą minučių ir norėjom gal biškį daugiau to kamuolio pakontroliuoti, kažkur tai gal gražiau sužaisti, kažkur tai gražiau išeiti į ataką. Bet, sakau, aplamai, norėjom laimėti, mes laimėjom, 3-0, sakau, apgaulingas rezultatas, bet yra kaip yra, 3 taškai.